Brangieji, išgirskite žodį iš Evangelijos, kurį medituosime visą savaitę ir kurį ypatingai išgirsime ateinantį sekmadienį. Iš Evangelijos pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų ir jį atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje ir pasaulis per jį atsiradęs, bet pasaulis jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savi jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galią tapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę. Šlovę tėvo vengėmio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir šaukia: čia tasai, apie kurį aš kalbėjau, tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi mes esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai vengėmi sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Tai viešpaties žodis.